paskelbėm nepriklausomybę, tačiau mes nesame laisvi, visi tą žinome. Aišku, tikimės, kad būsim laisvi, bet kada tas bus nežinoma, daugelis ir iš viso abejoja, ar galima mums tokia laimė būti laisviems. Bet tikėjimas mus, reiškia, stiprina ir suteikia jėgų. Apie tai, kad tauta turi būti vieninga, lietuviai seniai žinojo. Vat aš turiu 10 litų, ant jų šono yra iškalti žodžiai tautos jėga vienybėje. Čia išmintis sena ir latynai sakė, ubis concordija ibis victoria, kur nereik versti medikam, kur vienybė ten pergalė. Aš manau, kad dabar, kai kalsim naujus litus, mums reikia ne tą rašyti, o reikia rašyti, kad tautos Achilo kulnas yra susiskaldimas. Kad tą įsisamonti, o skaldomės visur, skaldomės. Žiūrėkite, Landsbergis, kai džiaugiasi plebiscito rezultatais, jisai ką pasakė, kokios buvo nuotaikos. Šiaulių miesto LKP sekretorius Kardelis atsiuntė jam raštą, kad LKP nariai vieningai nedalyvaus plebiscite už tai, kad jiems nepaskirta paklausų prie komisijos. Kaip pavyzdį, jisai pateikė, turbūt žinot, gal kas nežinot, bet pateikė kitą pavyzdį. Ateina dvi močiutės iš vakaro, sunkiai šlubuodamos į rinkiminę apylinkę Vilniuje. Komisijos nariai sako, močiutė, ko jūs rytoj galėjote ateiti? Tai vaikeliai sako, jeigu mes naktį numirtumėm, Lietuva prarastų 2 balsus. Dabar, paskutiniai įvykiai, krūvino sekmadienio metu pamatėm, kad turbūt jaunimas ne tiek mėgsta kalbėti daug, ne tiek manifestuoti, o kiek daryti. Noriu paprašyti administracijos, aš girdžiu iš mūsų buvusių choristų, kurie koncertavo mums praeitų tautos švenčių metu, jie nori dainuoti. Reikia rasti lėšų vadovo išlaikymui. Jie tikrai nori dainuoti, operacinė seserį skundžiasi, kad taip buvo smagu susirinkti ir labai gražiai padainuoti. Lietuva morka iš lenkščio seno ir lietaus lašelis debesų. Lietuva ugnis, kurią kūrena, iš kurios sudegsime.